Labadiena, gerbiami žiūrovai ir klausytojai, Mantas Mikočiūnas, laida Tarp keturių sienų. Šiandieną studijoje esam pasikvietę Lauryną Bilotą. Labas, Laurynai. Labas, Mantai. Lauryną pristatysiu taip, tai ekspertas ir žmogus, kuris užsiema nekilnojamojo turto technologijomis. O su Laurynu šiandien pašnekėsim apie pardavimus. Iš esmės, kadangi Laurynas turi nemažai patirties, aš kažkiek tai šiek tiek esu prikaupęs josios. Irgi tai padiskutuosim ir pakalbėsim, o kodėlgi vyksta kai kurie nekilnojamojo turto pardavimai, arba ko reikia žmonėm, kad pirktų, arba kaip tik atvirkščiai, kodėl jie nevyksta kai kuriais atvejais ir dėl kokių priežasčių žmonės neperka. Tai gal pirmas tavo pastebėjimas per savo kaip pardavėjo karjerą, ką tu pirmiausia patartum, ko nedaryti žmonėm, jeigu jie nori parduoti? Nes man atrodo, aš bent jau taip sukčiau iš tos pusės, kad tai yra svarbiau negu kartais kažką daryti. Turbūt nekilnojamas turtas yra ta vieta, kur daug sprendimų ateina iš pačio žmogaus, iš pačio pirkėjo, ar ne? Tai nuo daug dalykų, ar jam tinka vieta, ar jam patinka, kiek jis ilgai ieško, ar jis jau subrendęs pirkimui yra ir taip toliau, kiek laiko tą daro. Bet aš taip galvoju apie patį pardavimą, kiek mes kontrolės iš tikrųjų, ten tarkim turime, žinai, žmogui atėjus apsisprendžiant pirkti arba nepirkti. Tai turbūt sakyčiau dalykas, kad neperpardavinėti reikia. Tai reiškia, nereikia žmogui bandyti įtikinti, kad tai jo daiktas, kad yra geriausias daiktas, nes tokie sandoriai dažnai turbūt nenuveda į niekur. Žmogus galbūt pradeda tavim net nepasitikėti per tą bandymą. Gal iš principo įjungia tokį dar vidinį saugiklį atmetimo tokią reakciją, kad, čia man bando kažką įkišti, jaučia kažką man prastums, jeigu aš pirksiu, tai reiškia, būsiu pasimovęs, tai reiškia, reikia nepirkti. Toks neatrodo tau, kad mes pereinam į tą stadiją, nes man taip atrodo, kad mes turėjom tą pardavimų kultūrą, neslėpkim tą rusišką pardavimų kultūrą, kuri 10-metį veikia ypatingai 90 kelintieji metai, sakykime, kažkurie, ir kai pardavėjas pagauna dažniausiai dar ir turgui kokiam pagauna už skverno ir sako, geriausi džinsai geriausiom kainom ir realiai nepaleidžia to pirkėjo, nes žino, kad jeigu paleis šakės, jis nebegrįš atgal, ta prasme, tikrai. Nes kitas turbūt pagaus jį, o jeigu ir nepagaus, tai jisai tikrai negrįš, nes žinos, kad jam, ir tas pirkėjas, jisai jaučia, kad jam siūloma, bet dar kažkaip taip dar jisai vis tiek žino, kad ir tų džinsų reikia ir kažkaip pasiduoda, arba taip vyko prekyba. Bet viskas persivertė į tai, kad dabar yra perdėm netgi galbūt jautrūs pirkėjai kai kuriuose vietose, nes tik pabandyk kažką gero pasakyti apie tą parduodamą daiktą, žiūrėk, jau iš karto atsiranda toks, jūs čia man per daug neįbandykit įsiūlyti. Turbūt mes labai daug patirčių skirtingų turim, sąmoningėjam apskritai, ar ne, kaip žmonija, daugiau informacijos galim pasiekti ir panašiai. Ir gal sunku net pasakyti, ko nedaryti parduodant nekilnojamo turto. Tai turbūt ir yra tas, nebūti to tokiu senoviniu pardavėju, kurio, bet koks ten tikslas yra tik parduoti. Labai geras būtas, sau darytas, viskas čia geriausia medžiagom. Čia pažiūrėkit, kaip gražu. Nes žmonės tą jaučia, žinai, ir man atrodo, kad nekilnojamo turto pardavimas iš esmės prasideda net ne nuo apžiūros iš esmės. Tai pirmas dalykas, mes turim prisitraukti tą žmogų ateiti. Reiškia, mes turim iš visos tos minios, iš viso to, žinai, lauko pilno nekilnojamo turto Vilniuje, užsienį, nesvarbu, kur be pardavinėtumėt, padaryti taip, kad žmogus pirmą nuspręstų paspausti ant jūsų skelbimo, tada pasižiūrėtų jūsų skelbimą, paskambintų ir dar paskambinęs tam laiko tarpe nuo skambučio iki apžiūros suderintos, nepersigalvotų neatvykti, žinai. Tai čia turbūt yra tokie labai labai svarbus ir kertiniai momentai. Jeigu viską padarėm čia gerai, man atrodo, kad žmogus atvažiuoja jau vis tiek kažkaip pakankamai apsisprendęs, kad jam tas turtas patinka, ar ne? Bent jau atitinka kažkokius kriterijus.
Taip, tą, ką jisai yra nusistatęs ir jis jau susikūrė kažkokį tai lūkestį. Dėl to kartais būna, kaip girdim, ar ne, jeigu parduodam nekilnojamo turtą ir jis yra tuščias, mes pristatom baldais, nepažymim, kad ten nėra tų baldų, žmogus atvažiuoja ir nusivilia, nes jisai galvoja, o blemba, čia bus pilna baldų ir taip toliau. Kas yra svarbus momentas, sorry, kad pertraukiau, bet čia va šita vieta yra, man atrodo, pakankamai svarbi ir nuvertinama dažnai, ką pamatys žmogus skelbime, arba pateikime, sakykime, nebūtinai tai gali būti skelbimas, gali būti ten socialinės medijos reklama, gali būti ten, nežinau, ar žurnalas, ar kažkoks, nežinau, šviesdėžė kokia nors tenai ar panašiai, bet jeigu jisai pamato vieną ir susikelia labai lūkesčius ir atvykęs pamato visai ką kitką, va čia gali būti netgi lūžio taškas, nes jisai tiesiog nusivilia. Jo, mes visi, kaip ten sakom, laimė yra lūkesčių ir realybės tas skirtumas. Tai vat jeigu yra lūkesčiai labai aukštai, o realybė paskui gaunasi labai žemai, natūraliai žmogus nelaimingas. Jo, sako, neturėk lūkesčių, nereikės nusivilt, žinai, irgi tas posakis yra, bet kad ir kaip būtų, pardavimas yra high ticket sales, low ticket sales, tai brangus daiktai, pigus daiktai ir tas pardavimas labai skiriasi. Nekilnojamo turto pardavimas yra brangus, labai svarbus pirkinys ir dėl to jis yra toks labai kompleksiškas, bet kaip nepastebėčiau, žiauriai daug emocijos tame yra. Ta prasme, kad ir kaip mes bandytumėm būti racionalūs ir sąmoningi, kai tu ateini ir tau reikia išleisti 100, 200, 300 tūkstančių eurų ir ten gyvensi tu, tavo vaikai, tos emocija paima viršų. Ir jeigu tu ateini ir tavo pirma emocija, oh shit, ne tai buvo. Tai tada viskas tiesiog susigadina. Ir čia mes turėtumėm patikslinti, kad mes kalbam būtent apie gyvenamąjį nekilnojamąjį turtą, apie būstą, nes tai yra asmeniniai dalykai. Mes ten labai daug laiko praleidžiam, kiekvienas kampas mums tampa savas ir visai kitoks ir mes matom, kaip jisai keičiasi ir nežinau, ir mūsų ir meilės, ir pykčiai, ir vaikai auga, ir ten galbūt daug kas keičiasi, ir svečiai ateina, išeina. Toks gaunas ta platforma, jinai labai, man atrodo, svarbi ir energetiškai. Kokia, kaip mes jaučiamės tenai. Aš tą mėgstu irgi pabrėžti, kad pabandykit pajausti ir pasimuliuoti tą, ar tai yra jūsų namai, ar tai gali būti jūsų namai, ar jūs įsivaizduojate save tenai gyvenančius, nes vien tik tai tų kriterijų neužtenka, tai nėra daiktas kažkoks tai technologinis, kuris turi savo kažkokius parametrus, jie atitinka ir viskas, ir tiek užtenka. Tai taip nėra su būstu. Jo, ir būstas, automobilis irgi toks, sakyčiau, jeigu perki ne kasdienai, tu žiūri, kad jis tau atitiktų daug tų lūkesčių. Amerikoje yra netgi dalykas, kai leidžia pagyventi būstą, pernakvoti būstą, gali sumokėti. Esi turėjęs savo praktiką, aš esu turėjęs kelis atvejus. Prašymų pergyvent? Dabar apsistot, savaitgaliui nakvynį. Kaip išsisprendėt? Gerai, šiaip esu turėjęs 3 kartus, visus 3 kartus nupirko. Tai aš sakyčiau, kad galbūt tai jau buvo tas toksai, kur užsitikrinimui. Be 5 minučių jau norim, bet dar biški kažko žmogui reikia pritarimo ir tas pritarimas, tas jausmas. Atėjo, toks jie labiau, kad pirksim vis tiek, bet dar truputėlį. Tai nors viena buvo labai įdomi tokia situacija, kur žmonės skyrėsi. Ir tą sutikimą, kad tenai apsistoti tie potencialūs pirkėjai, davė vyras, o žmona nežinojo apie tai. Ir jie atvažiavo penktadienį tenai ir šeštadienį skambina tas pardavėjas. Jisai sako tam pirkėjui, gal tu gali kažkaip, pirmiausia man sako, bet paskui jau visi kartu sprendėm, sako, kažkaip reikia, jūs gal galite išsikraustyti, nes žmona grįžta, sako, kodėl, sako, kas jinai, sako, pyks, nesutiks, jinai nelabai žino, kad jūs čia gyvenat, dabar čia apsistoja, tai sako, aš čia taip truputėlį be jos leidimo, čia taip sugalvojau, tai pradžioje jie taip nesuprato, bet paskui ir patys turbūt nenorėjo būti užtikti svetimam turte ir suprato, kad ten nei
nei kažkokių labai rimtų dokumentų, nei dar kažko, tai jiem ten, kad paskui neiškviestų policijos ir taip toliau, tai jie greit susipakavo, bet galiausiai vis tiek nupirko tą namą. Tai, sakykime, baigėsi gražiuoju ta istorija. Bet va čia aš manau, kad yra viena iš tokių geresnių praktikų, kurią mes galėtumėm tikrai dažniau naudoti, nes ypatingai, kai būstas yra negyvenamas, tai pagyventi jame ir truputėlį, kaip aš sakau, pasimatuoti jį yra labai sveika, nes yra vėlgi labai daug spalvų ir skirtingų tų pilkų atspalvių, nes vienaip būstas atrodo ryte, kitaip vakare, vienaip dienos metu, kitaip nakties metu, vienaip darbo dieną, kitaip savaitgalį. Tie patys kaimynai, daug yra dedamųjų, jų galbūt nereikėtų labai sureikšminti ir ten būtinai per visus checkboxus praeiti ir susidėti varneles ir sakyti, kad vat čia jau viskas, padarėm inspekciją, tikrai šitas butas yra mūsų. Ne, bet man atrodo, bent jau su dalim reikėtų susipažinti ir ne iš pirmo karto per pirmą atvažiavimą daryti sprendimą. Daug labai dalykų įeina ir kažkam gali, klausant, atrodyti gal net kuriozinė situacija, kažkas nori pagyventi ir panašiai. Esu iš kolegų, kas pardavinėja, girdėjęs net ir tokių atvejų, kad jie netyčiom prasitarė, kad parduodamas neskiriasi ir žmonės jau nebenori pirkti, nes galvoja, kad irgi išsiskiria. Tarsime, tokių labai daug keistų. Jo, jeigu galėčiau apskritai taip atsitraukti ir visą paveikslą žmogui išdėstyti, tai nekilnojamas turtas gali būti perkamas dėl įvairių priežasčių ir labai įvairiose stadijose. Tai mes Lietuvoje gal neturim paplitusio to žodžio, bet yra off plan, ar ne, kai dar tu perki iš plano, sakykim, ir nieko tenais nėra, ir tada yra pirkėjas, kuris perka investicijai, flipui, perpardavimui, investicijai, nuomai, gražai kažkokiai, perka savo, ir tie visi klientai ir jų lūkesčiai yra labai skirtingi. Dėl to geras pardavėjas, pirmas dalykas, ką turi padaryti, suprasti, koks tai klientas ir kodėl jisai ateina. Ir jeigu žmogus ateina, tai nežinau, pro duris, tu viską padarei gerai, reklama gera ar ne, pas tave atėjo, tai tavo dabar yra darbas padaryti taip, kad šitas būstas atrodytų jam tinkamas, sakykim taip, neperdėtai nepardavinėti jo, bet ir nesugadinti apžiūroj, žinai, dalykų, neprisakyti kažkokių nesąmonių arba ne per daug perduoti, pardavimas tas per daug agresyvus gali vykti, kad žmogus nenorėtų pirkti. Tai tas pagyvenimas, pabuvimas ilgiau tame turte, atvažiavimas kelis kartus, elementarus dalykas, galbūt netgi žinojimas viską apie tą turtą ir atsakymas laiku ir vietoje nesukels pirkėjų kažkokių tai negatyvių emocijų, kažkokių tai, nežinau, užsisukimo savo mintise, o kodėl čia tas taip padaryta, gal kažkas blogai, jeigu jis iškart gaus atsakymą, kodėl ten X yra padaryta taip, kaip yra padaryta, žinai. Tai, sakyčiau, labai labai daug tų dedamųjų yra ir mane kas labiausiai stebina ir kas turbūt smagiausia čia yra, kad čia yra pardavimai, kuriuose iš tikrųjų gali kaip pardavėjas atlikti labai labai daug sričių. Nes žmogus dažnai nori pažiūrėti ne vieną kartą, sprendžia, kalbi telefonu, esam kalbėję ar ne, ir pats turi pokalbį, kur ten 2-3 valandas ant telefono, kaip sako, sėdi ir kalbi su klientu, atsakinėja jam į klausimus ir jis pasitvirtina jau atrodo, ir tada prieš dar pasirašant sutartį dar pusvalandį turi su juo pakalbėti, kad jisai nuspręstų. Bet iš tikrųjų tai ir natūralu, mes perkam labai brangų daiktą, ne? Žmonės tai linkia ten telefoną nusipirkti ir tai dar galvoja, žiūri tas specifikacijas, čia pirkti, nepirkti. Tai man atrodo, kad visas tas procesas, tas pardavimas, visi įsivaizduoja, kad ten ateina brokeris, nežinau, ar ten pats pardavėjas ateina, aprodo tą turtą ir žmogus nusprendžia. Tai viskas prasideda iš esmės nuo paruošimo, nuo sužinojimo, kas tas turtas, koks galbūt tas žmogus tam turte yra, kas jį pirks, kaina, panašus dalykai, visos tos dedamosios ir tas visas, jeigu visi tie checkboxai atitinka, visos tos užduotis gerai padarytos, tada pardavimas gali vykti sėkmingai. Būna ir greitų pardavimų, kur žmogus ar ne įbėga, nežiūri, nusiperka ir džiaugiasi, arba įbėga, nežiūri, nusiperka ir gailisi po to. Ir ten sako, blemba, reikia parduoti, šiandien nepagalvojau ir panašiai, nusipirkau kažką ne to. Arba mes lietuviai mėgstam patarinėti draugam. Pavyzdžiui, žinau, mano draugas iš tavęs namą pirko, ne? Ir aš taip žiūrėjau, logiškai tą namą
ir man jis toks, netrodė patrauklus, nes aš pasižiūrėjau kaip iš piniginės pusės, kad reikės jį perparduoti. Tiesiog, jeigu reiktų jį perparduoti, bus sudėtinga. Jis toks pakankamai nestandartinis. Labai didelis, aukštos lubos. Ir tada, likvidumo prasme jisai... 4 aukštai, man atrodo, ten tas namas, ta prasme, tikrai toks kitoks negu įprasta, ką mes įsivaizduojam, kas yra ten rinkos labiausiai norimas trendas, ar ne? Bet kai jisai nusipirko ir aš atėjau ir pas jį kartais būnam ir pagrilinam savaitgalis ir panašiai, ir aš būnu tam name ir žiūriu, blemba, jis tinka jam, žinai, ir kartais tu tiesiog šito nepamatuosi, kaip perki savo. Nes kartais perkant savo skaičius tiesiog turi pamiršti, turi susigyventi. Tas pats, kas perki automobilį ir gali mokėti 100 000 arba 150, bet ten turėsi ventiliuojamas sėdynės, ar ne, stoglangį, visus kitus privalumus. Jeigu tau to reikia. Nes būtina, kur galbūt tau to visiškai nereikia ir kam mokėti už tos dalykus, kurių tu nenaudosi ir kurie tau nesvarbus. Nesvarbu, kad visi draugai juos turi arba ten šiaip skaičiau žurnalę, kad faina turėti juos. Tai aš manau, kad čia ką ir tu paminėjai, kad tai yra labai brangus pirkinys, bet ne vien tik materialiai brangus, bet ir emociškai labai brangus, nes mes ten labai daug paliekam savęs iš principo, iš esmės ir tam daikte ir paliksim ir dėl to tas sprendimas yra toks svarbus. Dėl to aš dažnai ir patiem pardavėjams sakau, dėl ko mano įsitikinimu yra lengviau pardavinėti ne savo būstą. Nes savo būstą, tu vienas dalykas, jį visai kitaip matai, nes tu matai jį, tiesiog, ta prasme, tau jisai asocijuojasi su milijonais kitų dalykų ir labai sunku nešališkai, manau, kad beveik neįmanoma nešališkai jį pateikti, jeigu tai yra tikrai tavo asmeninis būstas, ne tiesiog, kad tu jį turi, nes gali turėti ten ir daug būtų nuomai, tai manau, kad tą nuomai kokį nors, kuriame tu negyvenai, gali visai kitaip pateikinėti, bet jeigu tu savo tą nuosavą, tikrai nuosavą pardavinėjai, tai labai svarbu, manau, kad ir tam pirkėjui netrukdyti, kaip prieš tai sakiau, pasimatuoti. Nes aš visą laiką prie to pasimatuoti vedu prie to, kad tai man atrodo toks labai asmeninis, labai individualus dalykas. Kai mes, nežinau, einam matuotis ten drabužių kažkokį ir užsidarom į kabiną ir įsivaizduokim ateina koks tau džinsų tas pardavėjas arba gamintojas įkiša galą, kaip, labai geri, žinokit, džinsai, pirkit. Tai tas, irgi turbūt nepagerintų, tų džinsų pardavimų. Tai čia lygiai tas pats yra, ir čia dar jautresnis momentas, dar žmogui yra toksai asmeniškesnis dalykas, pabandyti save įsivaizduoti gyvenant tame bute, tai aš manau, kad yra toks labai svarbu jam netrukdyti. Nes labai daug emocijos ir dar kitas dalykas, kad atėjęs pirkėjas, jisai tau duoda informaciją. Ir jeigu tu viską priėmė asmeniškai, įžeidimai arba kažkas, jeigu kažkas jam nepatinka ir tu viską priėmė asmeniškai, tai tampa įžeidimu, žinai, tau, nes blemba, aš nusidažiau čia raudonai virtuvės sienas ir man gražu, tau nepatinka, tai kitą pirk, žinai. Ko čia iš viso atėjai? Taip, bet jeigu tu esi pardavėjas, tai tau yra signalai. Tau signalai yra galbūt, jeigu mes norim parduoti, gal padarykim pilkas tą sieną, žinai, ir investuokim ten 1500 eurų, bet parduokime tą turtą už 300 000, kur atrodo neproporcingai, toks kažkoks nedidelis dalykas, bet žmonės atėję žiūri turtą ir kuo mažiau dalykų yra, kurie jam užkliūna, tuo jam lengviau priimti sprendimą, nes jis tapatinasi. Atrodo, kad jam, šitas daiktas, žinai, gali tikti. O kuo daugiau dalykų jam netinka, tuo jam atrodo, nusipirksiu čia tas ir čia negerai jaučiuosi ir čia negerai jaučiuosi ir panašiai. O dėl tų džinsų matavimos ir kišimo galvą į tą kabiną ir sakymo, tai turbūt irgi yra svarbus dalykas, kad tu padarai, tarkim, aš įsivaizduoju, brokeris, daro apžiūrą ir tu padarai, pasakai esminius pagrindinius dalykus ir tu turi biškį duoti laiko pabūt ten žmonėm, pasitart, išeiti tiesiog. Taip, būtent dėl to ir gimė, aš manau, kad mintis leisti jiem pernakot, nes čia ir buvo, man atrodo, kad leisti jiem pajausti tą, pačiupinėti, pasimatuoti tą turtą, dabar pažiūrėti skirtingais kampais, tai ką ir tu sakai, kad yra svarbu, kad net ir tos pačios apžiūros metu neslankioti iš paskos,
duoti truputėlį erdvės ir leisti jiem pasižiūrėti ir pajausti tą. Čia įdomus dalykas, kaip per COVID vykdavo apžiūros, kai negalėdavo susitikinėti ir panašiai, tai buvo 2 variantai. Pirmas variantas tai brokeris, čia Amerikoje, Lietuvoje nežinau ar buvo, bet Amerikoje brokeris su žodžiu staliuku ir planšetė ir kamera važinėja ir arba vaikšto su telefonu ir aprodo virtualiu turu žmonėms. Tai čia vienas iš tokių ar ne variantų. Toks, o kitas variantas tai buvo dar įdomesnis, kai buvo toks kaip robotukas su ratukais, kuris važinėja ant viršaus padėtą planšetę ir brokeris jau nuotoliniu būdu, o atvykęs pasižiūrėti gyvai, stovi objekte ir su tavim važinėja brokeris planšetėj, važinėja su račiukais ir pasakoja tau, žinai, čia tas. Ir aš taip kažkaip, kai šitą temą pagalvojom panagrinėt, ir aš dabar susijęs labai su technologijom ir žiūrim, kaip galima kažkokius procesus palengvinti ir galvojam, ar galėtų žmogus nusipirkti visiškai, žinai, be žmogų. Nu, ta prasme, į apžiūrą atvyksta vienas, kas Amerikoje irgi yra tokia jau praktika. Tai pastebėjau, kad per COVID daug visokių dalykų mes jau ir taip esame išbandę, žinai. Nežinau ten tikrai kokių rezultatų, ar jie geri buvo, ar blogi buvo, bet tokie buvo. Aš dar grįžtant prie to covidinio laikotarpio, tai aš atsimenu bent jau Lietuvoje, tai viena dažnesnių būdavo procedūrų, kai tiesiog brokeris atvyksta, atrakina, paruošia būstą, uždega ten šviesas, ten viską, ką, žodžiu, kad galima būtų apžiūrėti. Išeina prie laiptinės, ten pasitinka per saugų atstumą tuos interesantus ir jie jau eina tada tiesiog apžiūrinėja vieni, kas mano supratimu, iš saugumo pusės vėlgi, aišku, čia yra toksai truputėlį, sakykime, yra rizikos ir čia šitoj vietoj saugumo atžvilgių galbūt nėra pats saugiausias variantas. Bet tokio apžiūros ir pasimatavimo klausimų, tai aš manau, kad yra idealus variantas, kad žmogus jisai net praeina nuo pat pradžių, jisai įeina į laiptinę, jis praeina pro laiptinę, ten pravažiuoja, jeigu ten yra liftas, pravažiuoja tuo liftu, užeina į butą, kaip kad grįžtų namo, kaip kad ateitų pas. Jam nieks netrukdo, jam nieks neaiškina, tenai tu ten nusiauk, nenusiauk, tu ten užeina, jis nesijaučia kaip svečias, jis jau užeina vis tiek, gal ne kaip namo, bet vis tiek, toks, jis žino, kad jisai vienas ir bus, ta prasme, nieks jam netrukdo, tai aš manau, kad labai gera praktika. Čia, žinai, vienas dalykas yra saugumas, prakalbai apie saugumą, turto, kas tenais yra, tam daikte ir panašiai, aš norėčiau gal papildyti šitą temą apskritai apie saugumą pačio brokerio arba brokerės, nes jeigu taip pagalvotumėm ir taip pasižiūrėtumėm visą situaciją iš šono Lietuvoje, nes kai kur yra dar patvirtinimai kažkokie Lietuvoje, mes to neturim. Tai mes turim žmogų, kuris mums paskambina, susitarė, nežinau, gruodį 7 valandą vakaro atvykti pasižiūrėti butą ir jam atvyksta parodyti brokerę, kuriai ten 25 metai, ar ne, ir jinai jauna, pradedanti, ir jinai laukia name, atsidaro duris ir įsileidžia nepažįstamų žmonės turtą apžiūrėti. Tai man čia atrodo, kad yra tų spragų, čia man atrodo, kad turi spręs daug technologiniai dalykai iš tos dalykus, nes turim nepaslaptis nekilnojamo turto rinkoje monopolius su skelbimo portalais ir jie visur yra. Aš taip kažkaip pradėjau žiūrėti, su Argentina nesenai kalbėjom, ten kaip pas mus, pavyzdžiui, yra Lietuvoje apie 2000, brokerių kažkur. Tenais yra apie 35-50 tūkstančių brokerių, tokia sritis. Bet irgi lygiai taip pat valdo vienas skelbimų portalas, kuris ten deleguoja visas taisyklės ir panašiai. Tai tos rinkos yra panašios ir ten irgi lygiai taip pat žmonės apsižiūri. Aš tai net stebiuosi incidentų skaičių, kad yra jų tiek mažai, lyginant žiūrint, kiek apžiūrų įvyksta. Ne, prisikalbėčiau prie Barbenką, aš nežinau, ar čia medinis tas stalas, bet čia... Jo, bet turim spragų, žinai, dėl to turim spragų lygiai taip pat ir kituose dalykuose pardavime, bet jeigu būtent kalbant iš tos pardavėjo perspektyvos, tai man atrodo, kartais reikia ne tik būti nykusiam į procesą, į tą, kur žiūrim, kaip kas veikia, kaip kas vyksta, bet kartais atsitraukti ir pasižiūrėti visą paveikslą, kuriuose vietose, žinai, žmogui kažkas svarbu. Ir jeigu tu pasižiūrėtum, kad nuo pat skelbimų įdėjimo iki pat apžiūros arba susitarimo, arba kad tu laiku padavėjam preliminarę pasirašyti arba ne, nes bent jau mano dažna praktika ar ne, pardavimuose nekilnojamam turti yra, kad būna, jog jeigu gali tą patį vakarą pasirašai preliminarę, super, viskas užsifiksuoja ir taip toliau, bet jeigu to nespėjai padaryti, ryte pirkėjui pradeda kilt klausimų, ekstra. Jis išmiegojo,
jam dabar atėjo dar kokie 10 klausimų, su kuriais tu turi, Bet čia mes tvarkytis. grįžtam prie to varianto, gal net ir gerai nepasirašinėti. Vėlgi, aišku, kaip tu labai nori ir skubi tą padaryti, bet gal čia mes ir grįžtam į tos 95, kai tu bandai čia ir dabar iš karto, kaip sakant, closint. Ir čia yra ta tokia hard pardavimų mokykla, kur tu iš karto bandai čia ir dabar, nes žinai, kad gali antro šanso nebūti. Bet aš labiau esu linkęs tą, kad net ir nebandyt pasirašinėti, nes tikėtina, kad jam gali kilti klausimų rytoj, tai galbūt rytojaus ir palaukiam. Gal ir nekils tie klausimai, o jeigu ir kils, tai juos atsakysim ir jeigu tenkins atsakymai, tai tada galbūt ir pasirašysim. Toks brandesnis, man atrodo, išieškotas labiau sprendimas, nes man atrodo, čia ir yra tas toksai, kur nežinau, kaip būtų, jeigu būtų statistiškai, kuris sėkmingesnis variantas, bet aš tikiu, kad bent jau šiai dienai ir ypatingai Lietuvoje galioja tas toksai labiau neįsiūlytas daiktas yra brangesnis. Jeigu žmogus nemato tavyje desperacijos, kad tu būtinai nori parduoti ir būtinai jaučiaus, tai tikėtina, kad tavo dėrybinė pozicija bus gerokai stipresnė ir galėsi gerokai labiau diktuoti savo sąlygas, negu jeigu bandysi siūlyti, skubėti, tada, man atrodo, natūraliai, netgi nesąmoningai pirkėjas pajaučia, kad jis gali diktuoti savo sąlygas. Čia pardavėjas, jeigu jis yra samdomas ar ne, sakykime, brokeris samdomas pardavėjo, tai čia labai priklauso nuo to pačio, kas jį samdo, koks tikslas yra pardavimo, greitai, negreitai. Žmonės turbūt jau yra supratę, kad jeigu manai, kad yra per daug gerai, kad būtų tiesa, tai greičiausiai taip ir yra. Ta prasme, kad turim tokį susiformavusi. Bet aš sakyčiau ir taip ir ne, priklauso, kas samdo, koks tikslas yra, bet esu turėjęs atveju, kai užklausinau anksti ir greitai ir tai buvo gerai, esu turėjęs atveju, kai užklausinau anksti ir greitai ir tai buvo blogai ir po to reikėjo eiti visą tą procesą, aiškintis, tempti, tęsti preliminarias sutartis ir taip toliau, ar ne? Bet tu savo esamoj pozicijoje, nežinau, kas klauso, turbūt klausys gal ir pirkėjai, pardavėjai, brokeriai, ta prasme daug, ar ne, įvairių tų žmonių, iš įvairių scenarijų ir kampų jie gali tą pamatyti, bet geram brokeriui, aš manau, labai labai svarbu dar yra gerai save parduoti turto savininkui. Nes jeigu tu jam gerai save parduodi kaip gerą ekspertą, tada tu gali dirbti ir tu gali daryti viską, kaip turi būti, o jeigu tu save prastai parduodi arba tau desperatiškai reikia to kliento, ar ne, su kuriuo tu dirbi ir jis tave samdo, kad tu darytum ten vos ne ką jis panorėjęs, ar ne, nes dažnai pardavėjus tai samdo, man reikia, kad parduotum, tai tu padaryk ten A, B, C ir ten bus taip. Tai nuo to vien gali paslaugos kokybė suprastėti, nes tau rankos surištos, tu negali dažnai daryti, ko nori ir kaip reikia. Vienareikšmiškai, tai bet čia aš manau, kad čia vėlgi to specialisto, bet kurios srities, manau, kad specialisto, ypatingai pardavėjo, brandumo irgi lygio klausimas. Jeigu tu esi subrendęs ir tu esi tikrai profesionalas ir žinai savo vertę, tai tu natūralu, kad už ją atstovėsi ir atstovėsi ne dėl savo honoro, kad čia manęs čia nieks čia nesiuntinės ir man čia neaiškins, kaip čia man reikia dirbti, o dėl to, kad tai dėl to mane ir samdo. Aš esu profesionalas, aš esu specialistas, man moka pinigus, aš geriausiai ir žinau, ką reikia daryti tam, kad pasiekti rezultatą. Tai nereiškia, kad aš nesitaręs su pardavėju, su savininku tą darysiu. Nereiškia, kad aš ten nieką nekreipsiu dėmesio, bet yra labai svarbu, kad man, kaip sakai, atrištų rankas, kad kaip specialistui leistų pasireikšti ir sukurti geriausią pridėtinę vertę. Nes kitu atveju, jeigu pardavėjas savo tam samdomam specialistui, brokeriui pradeda nurodinėti, ką jisai turi daryti, kokias nuotraukas kelti, dar pats pradeda siūsti iš savo telefono, sako, žiūrėk, šita gera, čia su draugais naujus metus šventėm, žiūrėk, kaip čia gražiai fejerverkai šaudo virš. Tai komedija, ta prasme, tai nereikia tau brokerio, apskritai, iš principo nereikia, arba tas brokeris, kur, jisai nėra specialistas, ta prasme, jisai vykdo kažkieno tai užduotis tam, kad jis tiesiog yra
asistentas kažkokiam techniniam darbam, bet jeigu tu nori profesionalo, tai jisai ir geriausiai ir suvaldys patį procesą, nes man atrodo tas, ne tiek, kiek man atrodo per daug sureikšminamos yra ten kokybiškos nuotraukos, ten geras fotografas, dekoratorius. Taip, to reikia. Svarbu yra profesionaliai gražiai pateikti ir turėti gerą medžiagą. Tas tikrai labai svarbu yra. Bet mano manimu svarbiau yra proceso suvaldymas. Kaip tu suvaldysi procesą, nuo to labai priklauso rezultatas. Jo, nes man teko būti vairiuose kampuose. Aš prieš 6 metus maždaug pradėjau nekilnojamo turto srityje. Taip mes susipažinom, kai aš atvažiavau į Vilnių, nes atvažiavau iš Šiaulių. Tada mačiau realiai visas barikadų pusės. Mačiau nuo to jauno brokerio, kuris bando dabar parduoti save ir rasti klientų, kito brokerio, kuris turi klientų, pardavinėja nekilnojamo turtą, kuris dirba su fiziniais, su vystytojais, su investuotojais. Tada pačiupinėjau tą pusę vystymo, kaip tai veikia, kas ten vyksta, kaip tai darosi, pats pačiupinėjau pirkėjo pusę. Tai jeigu mes kalbame apie patį nekilnojamo turto tą pardavimą, tai ten labai daug tų centrinių elementų iš esmės yra, nes kartais, kadangi tai emocinis ne tik pirkinys, bet ir pardavimas yra pirkėjui, tam pardavėjui, tai tu kaip ekspertas suprasdamas, kad tarkim turto kaina yra ten, tarkim, 100 000, klientas nori 105 000 pardavėjas, bet tu matai, kad klientas dar turi rezervavęs kitą turtą ir jeigu jūs neparduosit, jisai ten praras avansą kitam turte ir tu randi klientą už 102, tai tu turi kartais net ne pardavėjui, ne pirkėjui pardavinėti, o pardavėjui pardavinėti, kad žiūrėk, čia yra tikrai geras dylas ir atvesti jį į tą. Tai vat, kaip tu sakai, procesų suvaldymas, tai yra tas connecting the dots, sujungti taškus, kad viskas veiktų ir kartais klientui irgi gali atrodyti labai elementaru, žmogus atėjo, jam viskas tinka, bet yra kažkokia tai baimė, bet jeigu pardavėjas išsiaiškina, kad tai baimė yra vertinime ir galbūt kartais tą vertinimą padaro upfront arba pasako, pasidarykit vertinimą, jeigu netinkama suma bus ar ne, mes grąžinsim jums pinigus už vertinimą. Čia į daugybę būdų, kaip tą padaryti, tu gali parduoti jam per saugumą. Ir tai nėra kažkoks apie tą turtą, tai yra apie tą žmogų ir kaip jisai jaučiasi ir yra pribrendęs priimti sprendimą ar ne. O kaip tu manai, truputėlį jau pradėjome apie tos robotukus COVID metu kalbėti, apskritai naujausios technologijos, dirbtinis intelektas, kiek tai turės įtakos ir turi jau tiksliau įtakos ir kaip tai pakeis, o gal nepakeis pačio nekilnojamo turto pardavimo. Kalbėkim konkrečiai apie nekilnojamą turtą, apie būsto sektorių ir kaip tai pakeis arba ne tavo akim šitą procesą. Čia yra toks labai bloga vieta ir pozicija prognozuoti, nes jeigu aš pasakysiu, kad tai bus, o taip nebus, tada sakysiu, o žiūrėkit, nebuvo. Atsisuksim ir parodysim po 3 anksti, po 5 gal dar ir, bet po 10 tai tikrai. O jeigu pasakysiu, kad tai bus ir tai bus, greičiausiai visi pamirš tiesiog. Žinai, tai tos pusės visur gali būti blogos, bet man atrodo, kad yra labai daug skirtingų sričių. Aš matyčiau net kaip ir iš tikrųjų visas procesas labai pakeičia daug nekilnojamo turto brokerio darbo šitoj vietoj. Ir kaip jo nepakeičia skirtingose segmentuose, nes mes turim pigų nekilnojamo turtą, vidutinės klasės, ten visokio upper, lower, medium, higher, ten ta prasme kaip tik beišdalins ir tada turim tą jau, sakykime, konkrečiai prabangų segmentą, kur užsienyje ten žmonės, kurie perka tą nekilnojamo turtą sraigtasparniais, skraidina po visokias vilas ir rodo jam apžiūrėti kitokio high level serviso. Tai man atrodo, kad darys įtaką mažiausiai tam premium segmentui. O visiems kitiem gali daryti daug įtakos. Kaip? Tai pirmas dalykas yra, turim skelbimo portalus, ar ne? Skelbimo portalas iš esmės yra vieta tarp pirkėjo ir pardavėjo. Tas taškas. Ir mes turim labai puikų pavyzdį Vinted. Drabužių vienaragis mūsų Lietuvos. Ir tenais žmogus gali pasižiūrėti daiktą, užduoti klausimus ir dar pasiūlyti kainą. Dabar turim kai kuriuose portaluose, kad mes galim užsirezervuoti savo apžiūrą atvirų durų dienoj, galim užsirezervuoti apžiūrą net jeigu nėra atvirų durų dienos. Ir kaip jau matau, nuo rugsėjo bus atnaujinimai, kad galėsim net ir pasiūlyti kainą. Tai reiškia, kad mes išėmėm labai daug dedamųjų, pradedam bandyti išimti, ar ne? Tai faktas, aš nelyginu NT su drabužiais,
nebandau kažkaip vieno ar kito supinti, bet pardavimų procesas jis vis tiek yra labai panašus. Tik man atrodo, tas bottleneck vadinamas, ko labai sunku išspręsti, tai tas, kaip pardavėjas nori parduoti ir jisai nori pasikonsultuoti, kad priimtų sprendimą su geriausiu tos srities atstovu. Dėl to jisai renkasi, ar ne, Joną, Petrą ar Antaną, kuris jam atrodo geriausias. Ir kai jisai priima sprendimą pirkti, jam irgi labai svarbu tas human touch, sakykime, tas žmogiškas ryšys, kad jisai suprastų, kad tikrai tas yra. Viskas in the middle, tam visam viduryje, gali būti iš esmės išsprendžiama. Pavyzdžiui, Amerikoje dabar turim tokį dalyką kaip apžiūras be brokerių. Brokeris visą konsultuoja, stebi, žiūri, bet jam į objektą vykti nereikia, yra spina, spinoj jisai atsirakina, pasitvirtina su Smart ID, viskas aišku, kas įeina į tą turtą, jis būna pririšęs savo kortelę, kad jeigu kažkas nutiktų, dažnai teritorija, jeigu niekas negyvena, ten butas ar panašiai yra saugomas, stebimas kamerom, tai viskas iš esmės yra išspręsta. Ir jeigu dabar kažkas taip galvotų ir sėdėtų, plemba, bet jo, čia reikia, kad aprodytų, kad ten parduotų, kad viską atsakytų į klausimus. Bet aš čia, sorry, kad perduosiu, čia įsterpsiu, bet čia ir yra ta razinka, apie kurią aš ir sakau. Čia ir yra, man atrodo, vat, kur eina link pardavimai, kad kaip tik atvirkščiai, kad pardavimas, tai vat, kaip daugeliu, kaip ir vat, sakai, dabar vat, kaip jisai čia dabar vienas ateis, taigi reikia, kad kažkas jam pardavinėtų, vat, kad tai man atrodo kaip tik atvirkščiai, kad ten šokt, dainuot ir ten taip toliau į tą apžiūrą. To nereikia, tai atbaido, tai trukdo pardavimui. Iš principo pats pardavimas, jisai yra kaip vat, pardavėjo, ar nesvarbu, ar tai būtų savininkas ar brokeris, bet jisai vyksta iki apžiūros ir po apžiūros, bet mažiausiai apžiūros metu. Visa, kas vyksta susiję su pardavimo apžiūros metu, tai trukdo, sakykime, sėkmingam rezultatui, mano supratimu. Tai va tai, apie ką tu kalbi, man atrodo, tik pagerina ir palengvina pardavimo procesą. Ne tai, kad dėl kažkieno tai ten, vat, kad sutaupysim laiko, arba ten išvengsim ten, vat, kažkaip, vat, kad kompensuosim kažkieno tai dalyvavimą, dabar esame, arba tingim, dabar esame važiuoti, va čia nusiųsim. Tai man atrodo, čia ne apie tai. Man atrodo, čia dėl efektyvumo, nes svarbiausia žmogui būti tose vietose, kur yra priimamas sprendimas. Dirbtinį intelektą turim ir vienintelis dalykas, ko jisai negali ir neturi, tai neturi sąmoningumo ir negali priimti sprendimo, nes jis iš esmės nežino, ko jis nežino. Jis, ta prasme, turi, įsivaizduokim dirbtinį intelektą taip, kaip žmogaus atmintį, ar ne, kuri gali ieškoti ir knaisiotis tenais ir atiduoti kažkokius dalykus tau, bet sąmonė yra ta vieta, kur priima kažkokį sprendimą, sudėlioja visus taškus ant į. Tai jeigu mes turim procesą ir žiūrim dabar, kur apskritai pasaulis juda iš to didesnio paveikslo, ar ne, nes jauni žmonės dažnai atvykę į nuomą norėtų tiesiog įeiti pusvalandį pabūti, atsigert kavos, ar ne, pasėdėti, nueiti į tualetą, ta prasme, pasinaudoti tualetu, tokiu guilt free, kad tu ateini, pasižiūri ir tau neselins dabar nusipirkti ir galbūt išėjus ant programėlės paspausti, noriu įsigyti ar ne. Ir va toj vietoj pardavėjas, va tas žmogus, kuris valdo, kuris priims sprendimus, perduos, sudėlios taškus ant ir taip toliau, nes jeigu tas jaunas bičias su draugė ateis pasižiūrės turtą nuomai ir jisai išeis ir jisai pateiks pasiūlymą Mantui, o Mantas bus kitam ten, ne, telefono gale, kur gauna pasiūlymą, bet Mantas žinos, kad dabar yra tenais, sakykime, sausio mėnuo ir kad nuoma geriausia eina rugsėjį. Ir jeigu mes dabar jiem neišnuomosim 50 eurų nuleidę, mes turėsim galbūt prastovą ateinančius pusę metų ir ten tas pusę metų mums kainuos ten 3000 eurų, tai dabar vertėtų. Tai va čia visa vertė yra vis dėlto sprendimo tam priėmime ir aišku, vėl ne visam turtui galima taikyti, dėl to ir sakiau tą luxury segmentą atskirčiau, nes ten yra labai daug dalykų, ten kartais perka žmonės turtą didelį dėl investicijos ir savo, ir ten skaičiai, ar ten dėl išlaidų, dėl verslo visokių reikalų. Ta prasme, daug visokių dalykų, bet tas elementarus, kur vat, žmogus savo perka gyventi, tai man atrodo, kad galima efektyvinti. Ir jeigu pažiūrėtumėm į šitą procesą, kaip mes jį suefektyvinam, tai viena mašina mažiau į apžiūrą važiuoti reikia. Ta prasme, ar ne? Tai jau CO2 mažinam. Tai jeigu pradėtumėm žiūrėti apskritai, kur pasaulis juda, nesakau, kad mes čia ar gelbėjom planetą, ar negelbėjom planetos, tiesiog dalykai gali būti efektyvesni. Ir man atrodo, kad svarbiausia dalis, jeigu yra sprendimų priėmimas, tai daug tų vietų mes galim išimti. Nu, pavyzdžiui,
galiu pasakyti vieną vietą, kuri man atrodo žiauriai neefektyvi visam pasaulyje yra, kas susijęs su brokeriu, pirkėjų, pardavėjų ir teisininkais. Tai ta vieta, kai pasirašom preliminarią sutartį ir viskas po to. Man atrodo žiauriai neefektyvu, nes galėtų būti platforma, kuri sujungia tą tavo sutartį su notaru ir viskas tiesiog susitvarko ir jūs tada peržiūri dar gale vieną kartą, o dabar labai dažnai, jeigu brokeris nemoka deleguoti, ar ne, jeigu moka deleguoti, tai gerai, jisai suduoda dokumentus, žiūri, ar viskas gerai, sujungia visas pusės bendrauja su notaru ir taip toliau. Bet begalės atveju esu matęs, kai žinai, kaip pašto karvelis, tai prasme. O kaip ta, čia šitas ta, tas ta, ir aš pats, kai jaunas buvau ir pradėjau veiklą, tą patį dariau, ta prasme. Bet čia yra nemažos dalies brokerių problema, kad jiem atrodo, kad tai yra jų darbas, kad už tai jie gauna pinigus. Ir čia aš irgi dažnai ką akcentuoju, kad informacijos perdavinėjimas, tai nėra tai, už ką jūs gaunat pinigus. Nes kaip tik dar labiau, bet būtent tokiu atveju brokeris ir yra tas butelio kakliukas, dėl ko kažkur galbūt užstringa, nes brokeris važiuoja ir normalu, jisai važiuoja per objektus, jisai turi apžiūras, jisai gal ten pardavėjas jam atsiuntė tą informaciją 10, o jisai pirkėjui persiuntė tik tai 3, ta prasme, dienos, nes jis natūraliai net nebuvo prie kompiuterio, prie elektroninio pašto ir net nematė, kad pas jį yra atėjus ta informacija, nors realiai žmonės laukia 5 valandas, kol suvaikščios, ta prasme, informacija. Tai ne už tai gauna brokeris pinigus ir man atrodo, čia yra, toks, bet čia jau yra fundamentaliai, jau čia mentaliteto dalykas, kur reikia suprasti, už ką tu gauni. Jeigu tu esi specialistas, kompetitingas ir išmanai, tai už sprendimus, už pasiūlymus, už profesionalias įžvalgas, už tai gauni pinigus, už proceso suvaldymą, apie kurį ir kalbam. Bet ne už tai, kad perduosiu arba neperduosiu, nes pačiam teko irgi su ta pačia Amerikos rinka susidurti ir ją pačiupinėti truputėlį, tai net daugumoj yra brokeriam draudžiama apskritai, yra dažniausiai apskritai šiaip valstijose arba didžiuosiuose miestuose šabloninės sutartys, bet netgi ir agentūrose brokeriam yra griežtai draudžiama keisti kažką, tam yra teisininkai turi dirbti savo darbą ir brokeriai ten lyginant taip kaip pas mus, tikrai korekcijų mes įsivedam, ta prasme, nemažai tose sutartyse ir, sakykime, pakankamai liberaliai žiūrint dar į tą dalyką, kur sakykime, turėtų būti jisai arba šablonas, arba jau tada jau kažkokias korekcijas daro. Jo, tai man atrodo, kad jeigu žiūrint arčiau, ir ne dabar pažiūrėjau labai toliau, kad turbūt mūsų atlaukia ateitis, kurioje brokerio darbas liks gerai sujungti taškus, sužiūrėti visą procesą ir pasižiūrėti, ar atitinka abiejų lūkesčius ir viskas, vis paleisti. Bet nesutikčiau, aš dar prie to pridėčiau ir patį kompetencijos principą. Tas yra kompetencija, tai kad suprasti, vėlgi, ten yra kai kurių ir ateinančių į rinką žmonių tas toksai, sakykime, įsivaizdavimas, kad nekilnojamasis turtas, tai čia kaip, nežinau, kaip automobiliai, atvažiavo tenai koks, nežinau, Renault, Nissanas ar ten BMW į gamyklą ir aš atstovauju tą dilerį, yra kažkokia X kaina, prie tos bazinės X kainos paskaičiavau ten odinį saloną, užtamstintus langus ten ir žieminių padangų komplektą ir man davė kažkokią kainą ir ir skaičiuoju. Tai nevelnio. Nekilnojamas turtas tai tikrai ne taip yra. Ir aš tokiais atvejais sakau, pasiim kokį 3 kambarių butą, kokios Stulginskio gatvėj, senam name ir pasakyk man kainą. Ir tu ten lygioj vietoj 50 000 prasišausi, ta prasme, kur net turto vertintojai skirtingai turbūt įvertintų. Tai čia labai svarbu yra ir vėlgi susidėlioti ir tam pačiam ne tik tai ir pardavėjui, bet ir pirkėjui suprasti, nes žmogui gali vienaip atrodyti, čia gražus butas, gražus namas, atvažiavau, bet įvertinti, kaip vystysis ta aplinka, kaip mikrorajonas keisis,
kur koks tankumas bus, kiek galbūt tenai kažkokių pramoninių kažkokių pastatų atsiras, neatsiras, ta prasme, kaip tą pačią šviesą ribos, neribos kažkas, ta prasme, kur į ką atkreipti galbūt kažkokiu dėmesį, kur galbūt tuo momentu, tuo duotuoju momentu to visiškai net nesimato. Tai va čia, man atrodo, va čia yra tas kompetencijos dalykas, kuris gali padėti žmonėm matyti daug giliau. Čia tas pats kaip, atėjus pas gydytoją, gauti kažkokią tai analizę, nes kad, nežinau, esi peršalęs ar kad snarglys bėga, gali įvertinti tą bet kas, bet nuo ko ir kas atsitiko, tyrimus padaryti ir taip toliau, ne bet kas gali, ten teisininkas atstovauti kažkokioje byloje irgi, ta prasme, gali tik tuo atveju, kai gerai išmano, nors realiai tai kodeksai visi parašyti, visi mes turim prie tos informacijos prieimą, bet vartoti tą informaciją ir sugebėti ją pritaikyti vienais ar kitais, man atrodo, va čia yra tas kompetencijos klausimas. Jo, ir brokeris tampa tuo žmogum, kuris supranta, kodėl du būtai esantys šalia ribojantis per sieną kainuoja skirtingai, žinai, per 50 000, nes jis gali pasakyti medžiagiškumas arba galbūt pusė, žinai, vienas visą laiką tamsus, nes į rytus, o kitas bus visą laiką šviesus, nes visi langai yra į pietus ir vakarus, ir ta turto vertė jau iš to gali būti kitokia, nors žiūri planą, kvadratus ir viskas atrodo taip pat. Bet jeigu taip grįžtumėm ar ne nuo to, kur brokeris labai daug iš šio darbo atima ir į šiandien dieną, ir kas šiandien va taip rutuliojasi ir iš pardavimų vyksta, tai man atrodo, kad dirbtinis intelektas yra tas, kas labai stipriai pabūstina, padeda daryti dalykus ir išimti tiem, jau kas dabar. Moka tą daryti. Tiem, kas moka tą daryti. Nes jau kas dabar nemoka to daryti, tai atvirkščiai. Prasme, jiem sukelia daugiau konkurencijos. Taip, nes tu darai standartiniais metodais. Standartiniai metodai yra padarai 1, gavai 3, dabartiniai metodai padarai 1, gavai 50. Tu prasme, turiu menį, kiek reikėjo įdėti ir kokį rezultatą gali gauti, žinai, iš to žiūrint. Tai man atrodo, kad dirbtinis intelektas dabar padeda iškirpti visą tai, kas nėra brokerio arba pardavėjo darbas. Tai yra duomenų vedimas į CRM, siuntimai e-mailų dėl apžiūrų, priminimas, supratimas apie klientą, siuntimas tas, kad ir kaip čia galės sakyti, ten su kažkokiais gimtadieniais sveikinamas ar taip toliau, jau šitą irgi gali suautomatizuoti žmogui kito telefono gale, tai nesijaus. Ir jeigu galvosit, tai šablonišką žinutę siūs, tai ne, tai jisai gali turėti visą kontekstą apie tavo klientą, ką jūs veikiat, ką kalbėjot ir taip toliau apie kiekvieną ir jam siūsti visiškai individualią žinutę, kiekvienais metais sveikint su kiekviena švente, tau nepajudinus nei piršto. Ir tu tada gali fokusuotis į tai, kas svarbu, nes brokeriui, man atrodo, yra 2 svarbus dalykai. Tai pirmas, gauti klientus, kuris yra turbūt net vienas svarbiausia, nes jeigu nori išsilaikyti rinkoje ir esi geras specialistas, pas tave turi ateiti klientai. Ir antras, tada pateisinti tų klientų lūkesčius, kurie atėjo. Tai reiškia, parduoti, suvaldyti procesą visą ir tai padaryti tinkamai. Čia tu kalbėjai apie pardavėjus. Jo. Ir jeigu tu esi žmogus, kuris nevaldo dirbtinio intelekto pakankamai, tai tu esi pardavėjas, kuris 60-70% savo laiko praleidžia Excelį, dėliojant pasiūlymus, skaičiuojant, stebint, rinkos analizės darant ar ne, dar gal ten kaip pašto karveliui siunčiant informaciją pirmyn atgal, ir tada tu pasižiūri, kad atrodo tai dirbi daug, bet efektyvumo tai nėra visam šitam tavo darbe ir tu darai ne tuos dalykus, ką kalbėjom, ką tu turėtum daryti. Ir su dirbtiniu intelektu skyrus jam, nežinau, nereikia bėgti, man atrodo, stačia galva ten ir viską mest ir tą daryti, bet tai gali būti kaip higiena, žinai, valanda per dieną. Ką aš galiu savo palengvinti savo dienos eigoj? Kaip aš galiu savo darbus deleguoti? Taip, kad tai būtų iš esmės tavo asistentas. Ir aš dabar paskutiniu metu, kai paėmiau, tai dar visai kitokią struktūrą, kai aš, sakykime, atsitraukiau aktyviai nuo pardavimų, man dabar rūpi technologijos, kaip mes galim tą spręsti ir tą bandom daryti bendraujant su didžiausiais partneriais Lietuvoje, Amerikoje, UK ir JAV ir Jungtinėse Arabų Emiratuose ir žiūrim, kas pasikartoja. Tai dabar mano problema yra visai kita. Aš turiu labai daug duomenų, kurios gaunu ir man sunku jos apdoroti, nes vieną dieną viena idėja gera, kitą dieną kita ir tada tu prarandi šiek tiek tą savo racionalų mąstymą, žinai, iš to srauto idėjų. Čia mes paleidom postą, jeigu nesuklysiu, gavau gal ten 40 žinučių su skirtingais kažkokiais pasiūlymais, kur žmogus kažką daręs, nedaręs ir taip toliau.
Tai aš dirbtinį intelektą dabar naudoju kiekvieną dieną kaip žurnalą, duodu jam informaciją, pusvalandį su juo pabendrauju, duodu jam visą datą. Ir kai aš jau atsikeliu šviežiom smegenim, aš jau paklausiu, žiūrėk, aš tau daviau šitą, ką manai, koks kampas kaip. Ir jis tampa kaip mano toks, sakykim, superkompiuteris, kuris mano rankoje, žinai, kuris man padeda geriau dirbti. Ir nuo to mes nesuprastėjom, ne kažką padarom. Man atrodo, kad paslaugos kokybė auga, nes lygiai taip pat tu labai daug konteksto gali apie pardavėją susivesti. Apie pirkėją labai daug konteksto susivesti. Apie patį daiktą, apie patį nekilnojamą turtą gali sumaitinti tam pačiam dirbtiniam intelektui labai daug informacijos, iš kurios jisai gali irgi atrinkti, padaryti tam, kam tu gaišdavai anksčiau daug laiko, tie patys aprašymai, ta pati informacija ten iki mokyklų, darželių, stotelių ir taip toliaugi būdavo, kiek laiko tam sugaištama. Dabar sekundžių reikalas surinkti tą visą informaciją ir tą patį, čia ir yra didžiausia, man atrodo, vertybė, kad tai neatima iš gero specialisto. Čia taip pat kaip, nežinau, chirurgui liepti žurnalus pildyti. Ta prasme, jisai sėdi vietoj to, kad jisai operuotų, jisai sėdi ir rašo, ta prasme, nes reikia užpildyti. Tai jeigu jam to nereikia daryti ir jisai gali savo darbą tą, ką geriausiai moka daryti operaciniai, tai čia ir yra didžiausia nauda. Tai man atrodo lygiai tas pats ir čia. Jeigu mes, ta prasme, įveiklinam tą žmogų ten tuose procesuose, kuriuos jisai geriausiai moka daryti, tai eureka. Viskas tai, ko ir reikia. To niekada neturėjom pasaulyje, žinai, kai galim turėti papildomą darbuotoją namie, kuris dirba 24/7 už ten iki 100 eurų per mėnesį, žinai. Prasme, to tiesiog nebuvo, bet kaip anksčiau reikėdavo deleguoti kažkokį tai darbą asistentui savo darbuotojui ir kažkam, taip pat ir čia reikia tą patį daryti. Ir žinai, irgi reikia skirti laiko. Dažnai žmonės galvoja, kad viskas pasiseks iš pirmo karto, aš viską susivesiu ir viskas veiks, bet net su žmogum taip nėra, kurį tu pasamdai. Tu gali pasamdyti A+ lygio žaidėją, kuris yra the best at what he do, ir jam klaidingai suformuoti užduotį ir jis nueis į kairę. Tai prasme, jis nepadarys taip, kaip tu nori, tada tu ant jo pyksi, kai jis nepadarė kaip nori, bet jis sakys tau, tai tu man taip liepiai padaryti. Žinai, tai kodėl tu tikės, kad padarysiu X, jeigu sakai daryk Y. Arba netgi lygiai taip pat, kaip ir tas pats dirbtinis intelektas, sakys, atsiprašau, aš tave netaip supratau, gal gali man paaiškinti iš naujo. Tai visiškai teisingai sakai, kad tai yra įdirbio klausimas. Ir mokėti susikalbėti su tuo, kam deleguoji darbus, ir mokėti priimti, kad galbūt ne iš pirmo karto tai įvyks ir ne iš pirmo karto supras, ko tu iš tikrųjų nori. Jo, ir pats pardavimas, kad suprasti apskritai, irgi apie nekilnojamo turto technologijas, tai yra jau tas beveik finišo tiesioji, ten yra prieš paskutinė dalis. Tai reiškia, mes parduodam ir tada susitvarkom notarą, žmogus eina gyventi tenais. Nekilnojamam turte labai yra dar daug procesų, kurie prasideda nuo pasirinkimo, kur ką statyti, suderinimų dalykų su valstybė, ar tai atitiks visuomenės interesą, kad mes tai statysim, ar tai atitiks bendrąjį planą, ar tai atrodys kaip turi atrodyti ir taip toliau. Čia jau kalbėjai apie vystymą. Jo, nuo pat pradžių visoji toj grandiniai, tai dirbtinis intelektas ir, ta prasme, tai gali pagelbėti visur, nes jeigu jis pagelbės pačioj pradžioj geresnius sprendimus priimti. Mes buvom su vienu didžiausiu Lietuvos vystytojų susitikę ir kalbėję, tai vystytojų 60-70% vertės yra projektavime ir statyboje. Ten tiek sueina pinigų. Pardavimams jie skiria 3-4%, ta prasme. Tai reiškia, jeigu mes dabar ateinam kurti kažkokį dirbtinį intelektų įrankį, tai mums kaip ir aišku, kur reiktų taikytis, spręsti realiai. Tai, kur yra didžiausi pinigai? Nes tenais yra ir daugiausiai problemų, daugiausiai pridėtinės vertės. Todėl turbūt mes tam galutinis vartotojas dar to pokyčio mato mažiausiai. Šiaip nekilnojamo turto, sakyčiau, rinka yra tokia... Dažniausiai per kainą mato. Per kainą mato, jo. Bet NT yra atsparus revoliucijom. Jei reikia šitai rinkai evoliucijos tokios, žinai, jinai turi brandžiai augti, taškai negali būti pusiau sudėti, viskas turi būti gerai sudėta. Ir mes kalbėjom dabar, jeigu eitumėm projektavimą, tarkim, kad žmogus nusipirktų gerą daiktą, tai jis turi būti gerai pastatytas, gerai suprojektuotas, geroj vietoj. Viskas nuo čia prasideda. Bet mes turim realiai
tokią biurokratinę sistemą, sudėtingą, kur keisti sunku, viena dalis su kita nekontaktuoja, informacija nepersiduoda, tada vystytojas pastato per brangius daiktus sudėjęs ten, kur nereikia, kaina išsipučia, ta prasme, kur galėtų sumažėti arba į kitur, į kokybę įdėti. Tai toks dinaminis projektavimas, kaip pavyzdys ir statymas eigoje, kad komunikuotų pirkimai medžiagų su projektavimu ir leistų eigoje statant daiktą komunikuoti ir dirbti, tai būtų iš esmės laimėjimas, bet labai su daug žmonių kalbų ir tai sudėtinga padaryti. Tai jeigu mes įdarbinam dirbtinį intelektą nuo pat pradžių iki pat pabaigos, tai man net sunku pagalvoti, kokį mes ant kiek kokybiškesnį daiktą apskritai, žinai, turėsim. Kaip buvom kažkada kalbėję su Vilniaus architektu, kad jisai sako, kad Paupys ar ne yra vos ne paveikslas, kaip turėtų atrodyti Vilnius. Ir jeigu tu pagalvoji, Paupys yra labai mažas, lyginant su kitais mikrorajonais. Bet iš tikrųjų tas išpildymas, kaip ir visko reikia, žmogui viskas tenais yra. Ir jeigu tu turėtum geresnę kainą to pačio daikto tokio, kitoj vietoje, ar ne, tai tau ir parduoti ir nusipirkti būtų lengviau, nes dirbtinis intelektas ar ten tiesiog mes technologiškai sudėliojom viską taip, kad geras daiktas būtų labiau įperkamas, tada pardavėjui yra lengviau parduoti ir panašiai. Tai vien tik operatyvumas, aš manau, kad sukurtų, jeigu visas tas procesas įvyktų operatyviau, tai automatiškai jisai galutinis daiktas dėl to atpigtų tiesiog, ta prasme, nes laikas turi savo kainą, natūraliai, nes pinigus reikia tiesiog tada skolintis ilgesniam laikotarpiu ir tai čia turbūt yra pagrindinis, sakykime, jau labai paprastas, nereikalaujantis labai daug analizių dalykas, kuo trumpėja vystymo laikas, jeigu greičiau pavyksta išvystyti kažkokį projektą, automatiškai jo savikaina mažėja, automatiškai galutinis produktas, kuo prailgsta visą tai, tuo natūraliai ir išbrangs. Bet dar norėjau pabaigai vieną klausimėlį tavęs, kaip tu manai, iš pirkėjo pusės, mes kalbėjom iš pardavėjo labiau, o kaip tu iš pirkėjo pusės, ką tu manai apie dabar vis populiarėjančią apskritai jau nemažai kas tą patį nekilnojamą turtą mato, stebi ir, sakykime, nebūtinai per skelbimus žiūri, tas pats Instagramas, Facebookas tame dalyvauja pakankamai nemažai. Kaip tu matai tai, kaip tavo akim? Ar tai vyksta kažkoks pokytis, sakykime, visuomeniai ir vartotojo akyse ir galbūt mes vieną dieną iš vis nebenaudosim skelbimų portalų. Ar čia yra tik tai pasižaidimas ir čia yra tik tai toksai atkreipti dėmesį, bet vis tiek pagrindinis įrankis vienoks ar kitoks, bet bus skelbimų portalas? Tai turbūt nekilnojamas turtas yra irgi viena iš tų vietų, kur nemažai veikia tas iš lūpų į lūpas, tas word of mouth, kad mes sužinoję, kad kaimynas parduoda, galim dar pabandyti ir nusipirkti prieš jam įdedant. Jeigu kaimynas nenorės pasilyginti rinkoje ir pasižiūrėti, ar jam daugiau nepasiūlo, tai iš elementaraus ten norėjimo daugiau gauti pinigų, kas turbūt savaime suprantama. Bet aš turėjau tokį neseniai įdomų susitikimą su virtualių turų įmonė. Ir kai mes pasiskelbėm, kad išėjom į technologijas, tai natūralu susilaukiau labai daug tos rauto, kad mes čia norim ir keičiam. Ir žinai, pavyzdžiui, virtualūs turai. Yra šiaip žiauriai geras dalykas, tarkim, ar ne? Tu gali nepastatytam name pasivaikščiot centimetras į centimetrą, suprasti, kaip tai atrodo. Bet kodėl tai neprigijo? Tai nėra naujas dalykas. Jo, tai nėra naujas dalykas. Tu gali apsižiūrėti, viskas kaip ir atrodo faina. Ir mes kalbam su to verslo savininkė ir jinai man pasakoja ir aš matau tas idėjas ir man ši pati vizija graži. Bet pačiam verslui, kad jisai tą darytų, pavyzdžiui, Lietuvoje, ar ne, tai vystytojai tokią paslaugą tie parduoda apie 300 eurų per mėnesį. Tai vystytojų mes turim apie 50-70 tokių Lietuvoje, statistiką darėm, kad didesni tokie jau tikrai normalūs vystytojai, kurie galėtų šitą prekę, tarkim, ar paslaugą pasimti. Tai realistiškai, paimsi 10-20 vystytojų po 300 eurų per mėnesį, tai čia nėra verslo, tiesiog nesigauna. Ir kartais problema technologijose yra ne technologija pati, ne tai,
kokio kietumo ten procesoriai, kaip ten faina ir taip toliau, bet adaptacija. Tai reiškia, kad žmogus naudotų. Žinai, reikia kiekvienam turėti headset arba važiuoti kažkur ten pasižiūrėti, tau deda kažką ant galvos, ten sunku, tu vaikštai, kažką supranti, ne, kažką pykint pradeda ir taip toliau. Yra labai daug dedamųjų, ne tik per finansus, kas neprigyja. Jeigu kalbam apie socialinius tinklus, tai aš manau, kad yra labai dvi pusės. Ir viena pusė turbūt vis tiek žaidžia kol kas dar labiau, kad mes parodom, kaip mes, kaip pardavėjas, profesionaliai dirbam, parodom, kur yra daugiausiai žmonių dėmesio, tai natūralu telefone, socialiniuose tinkluose, bet labai retas atvejis, kad žmogus pamatys, negalvojęs pirkti namo ir dabar nusipirks namą. Greičiausiai jis tiesiog neužsuko pažiūrėti to namo ir dabar jau ieško ir vat mes pagaunam tokį, žinai. Tai Bet galbūt jį galim užnorint arba nukreipti, jeigu, nes vėlgi, žmonių laikas, jisai ir labai padidėja ir vis dar didėja, kiek jie praleidžia socialiniai medijoje, sakykime, ir elementariai liaudiškai tariant, skrolinant. Jeigu jį skrolinant, pagauna emociją, jisai o dar jeigu jis tuo metu ieško buto paieškose arba namo paieškose, tai dabartiniai algoritmai tą sugaudyti labai nesunkiai gali ir jam šast, prašau, koks gražuolis namas ir prieš akis. Ir jisai tikrai paspaus, tikėtina. Klausimas, kiek tai turi galutiniam rezultatui. Ar tai yra tik tai toks žaidimas labiau, kad jisai užeis, pasižiūrės, galbūt, prasme, kažkiek, bet atkreipsi jo dėmesį, bet ar taip galima įvykdyti jau tą galutinį pardavimą, ar tai yra labiau toks tik tai, toks pasižaidimas? Galima ir turbūt reikėtų tą daryti, nes dabar eiti ir sakyti, kad aš tavo butą pardavinėju laikraštyje, turbūt būtų keista, nes visi eina ten, kur yra daugiausiai dėmesio. Tiesiog natūralu, kur daugiau žmonių akių, kur žmonės laiko savo dėmesį, tu ten nori pasirodyti, ar ne? Tai pagrindinis turbūt dalykas, tiesiog reiktų suprasti visą pardavimas yra viena, marketingas, tas parodymas dar yra tokia kita labai didelė industrija ir ten labai sudėtinga, bet jeigu galėčiau brokeriui, pirkėjui, pardavėjui ar vystytojui klausančiam paaiškinti tą labai paprastai, tai yra tokie vadinami pardavimo funneliai. Tai reiškia, tokios tubos, kaip mes sudedam visą procesą ir kaip matom, kaip jisai atrodo. Ir tenais yra top of the funnel, medium of the funnel, bottom of the funnel. Tai viršus pats, vidurys ir pati apačia. Tai pats viršus yra žmogus, kuris galbūt niekada nematė, nenorėjo pirkti buto, net dabar neieško, bet pamatė. Ir kas su tuo nutinka po to, tai daug labai veiksnių. Arba jis parodo draugui, arba jis sako, Marytai, parduodam savo, nes ten langai žiūri į Vingio parką, mes norėjom į tą pusę matyti, žinai, daug dalykų gali suveikti. Čia tas pats, kas, nežinau, plakatą ant pastatyti vidury lauko ir kažkas važiavo pro šoną, o kas važiavo, daug kas turbūt važiavo ir kaip kiekvienas tą suprato. Taip, tai tu parodai daug žmonių, kurie galbūt net nenori ir tikėsi, kad kažkas iš to nutiks arba jis nueis į tą, sakykime, į vidurinį funnelio tą tašką. Tada tu rodai turus ar ten kažką panašaus, lygiai taip pat gali pagauti ir tą vidurinį, tiek tą jau norinti pirkti. Bet jeigu mes rodom, pavyzdžiui, Facebook'e turą arba turim skelbimų portale, tai labai aišku yra, kad Facebook'as veiks kaip top of the funnel, tai viską renkam, visus žmonės bandom kažką rasti, o į skelbimų portalą ateis tik tam, kuriam reikia, kuris nori, kuris domisi, ar ne, labai skirtingos. Tai man atrodo, kad reikia, jeigu tu nori gerai daryti, turi daryti visur gerai, nes visur gali kibti, būtų naivu tikėtis kaip ir tobulumo ieškoti, kad ten bus jau geriausiai, nes kartais žmogus gal tikrai nematė, kaip sakai, užnorinai tą žmogų, jisai net nežinojo, kad galbūt tokia opcija yra, arba jis ten, žinai, 10 metų nematė pardavime savo name, niekur net negalvojo, kad kažkas dabar pardavinės, bet pamatė, kad tai geresnis būtas, jisai turi pinigų, dabar visai galėtų galbūt net savo nepardavęs pirkti, o šalia turėti savo būstą kaip nuomai paleisti ir taip toliau. Labai daug dalykų. Tai man atrodo, kad pirmas ir turbūt svarbiausias yra mąstyti plačiau, pabandyti pagalvoti, kaip galiausiai mes perkam patys, kaip mes pamatom, kaip mes užsimanom dalykų. Ir tiek pirkėjas, tiek pardavėjas, tiek vystytojas, tiek bet kas bankininkas, nežinau, yra žmogus.
pirmoji vietoj. Ir žmonės valdo, tos pačios emocijos, jie mato dalykus, jiem taip pat užverda kažkokios mintis, neužverda. Tai man atrodo, kad marketingas yra labai svarbus, bet dar vienas dalykas, nu, tarkim, ar ne, ką pastebiu, pavyzdžiui. Jeigu tu turi elektroninę parduotuvę ir tu darai marketingą savo elektroniniai parduotuvėje, tai ten viskas labai paprasta. Prekė tavo 60 €, reiškia, turi išleisti, ir jeigu prekė kainuoja 20 €, turi išleisti nedaugiau negu 40 € reklamai, kad būtų bendra išlaida 60 ir tu išeitum ant nulio. Kai tu pardavinėjai nekilnojamą turtą, tu nepardavinėjai prekės, tu renki lycus, tos kontaktus vadinamus. Ir gali būti taip, kad tau teks išleisti 1000, 2000, 3000, kad gautum iš 50 kontaktų vieną, kuris nupirks. Bet jeigu tu kaip pardavėjas gauni ar ten komisinę, ar tu parduodi ir taip toliau, ta išlaida vis tiek yra mažesnė negu tu gauni. Tarkim, brokeris gauna ten 10 000 komisų, išleido 5 liko, ar ne, viskas, nu, labai aišku. Bet 5 000 išleisti ir išmesti tos socialinius tinklus, kad ten medžiotų, rastų tą žmogų ir taip toliau. Nes ne faktas, kad tu tos 10 ir ne faktas. Ir va čia yra tas high ticketo, kad mes turim suprast, kad kai pardavinėjam brangų turtą, dažnai daug daugiau ir reikės pastangų įdėti, kad jį parduoti, arba nebūtinai, nes nutinka visko. Bet jeigu žiūrėtumėm per marketingo prizmę, tai mes turim ieškoti klientų visur, nes jie gali būti visur, bet tiesiog kai kurie dalykai tampa neefektyvūs. Nu, pavyzdžiui, tai nežinau, neimsi ekrano lauko reklamuoti butą parduodamą, bet gal paimsi podcastui. Arba ten pirksi turbūt ten klijuojamos ten kokios reklamos ant troleibuso būtui parduoti, kaip pavyzdys, bet galbūt projektui kokiam nors naujos statybos. Kuris važinėja po tą rajoną. Taip, ypatingai važinėja, arba pirma stotelė būtent tam rajone yra. Tai va čia tą marketingo kampą, žinai, man atrodo, reikia suprasti, ir kartais net ir skrajutė, turbūt laiptiniai yra visai geras, ta prasme, dalykas gali būti, bet tai tiesiog labai neefektyvu, žiūrint, kiek tų žmonių gali pasiekti, žinai. Bet labai dar priklauso, koks yra tikslas, nes aš visą laiką marketingą dalinu į 2 tokius pagrindinius piliorius. Tai yra, tai pirmas, tai yra tas vadinamas brand awareness, tai to prekės ženklo žinomumui pasiekti. Antras, tai yra tas grinai daryti kažkokį tai konkretų veiksmą, priversti daryti tą reklamos, sakykime, matytojo konkretų veiksmą. Tai, ką mes matom per televiziją dažniausiai, tai, ką mes matom skrajutėse, ar ten lauko reklamos stenduose kažkoje, tai yra tas prekės žinomumo palaikymui, sakykime, ir dėl to mes nečiupsim iš karto telefono arba nebėgsim į parduotuvę ir nepradėsim pirkti to daikto. Mums tiesiog čia tam, kad nusėstų tą informaciją, kad Ariel milteliai yra geriausi skalbimo milteliai, ir kai mes kažkada ateisim, mes prisiminsim, kad per televizorių 30 kart matėm tą reklamą ir dėl to turim juos ir nusipirkti. Bet jeigu mūsų tikslas yra tas call to action vadinamas, kad čia ir dabar, tai tikėtina, kad tos reklamos priemonės, tos marketingo priemonės jos netinka. Reikia kitų marketingo priemonių, kurios priveda prie konkretaus veiksmo, kad žmogus paspaustų ir jau kur jisai nukeliaus, ar ten, man atrodo, į portalą, ar dar kažkur, net nebe taip svarbu yra, kad jisai užnorinti jį daryti tą veiksmą. Tai dėl to aš manau, kad būnant savaitgalį Nidoje ir gurkšnojant vyną terasoje, vis dažniau tavo telefone pasirodys buto su terasa reklama tavo Instagrame. Jo, čia apie duomenų sekimą mes patys savo podcast'ą turėjom pokalbį, dar jį išleisim, tai čia yra natūralu. Man labai patinka posakis, jeigu tu gauni kažką nemokamai, tai žinau, kad greičiausiai prekė esi tu. Ir taip yra su mūsų socialiniais tinklais, dėl to, kaip mes greit instaliuojam programėlę, paspaudžiam ten accept ir taip toliau, tas mūsų telefonas tiesiog žino ir supranta jau turbūt kartais geriau mūsų elgesį ir norus negu mes patys. Ir kartais tai būna tikrai gerų dalykų, žinai, tu galvoji, kad nori sportuoti ir tau ten 10 dienų daužo iš visų pusių sporto reklama, tu galbūt kažko neradai, bet tau išmetė butą kaip pavyzdį. Kad ir net, pavyzdžiui, nenusipirks to buto, iš to ateina labai daug, kitų dalykų, ir pirkėjų, ir pardavėjų. Tai interjeras, dar daug labai visų pusių.
Tie patys turai, vat, apie kuriuos kalbėjom, kad tai kodėl jie neprigijo, tai mano supratimu jie neprigijo dėl to, kad mes tiesiog per mažoj rinkoje, per mažam mieste gyvenam, yra daug paprasčiau apvažiuoti kelis objektus, negu važiuoti kažkur žiūrėti ir dar ten dėtis kažkokius sakinius taip toliau, bet tai yra, man atrodo, labai geras dalykas ir nepamainomas įrankis, vat, būtent pirminiai rinkoje, kai dar yra daiktai nepastatyti, man pačiam teko matyti ir tikrai labai gerą įspūdį sudarė, kaip vat, tu gali pasivaikščioti vieno išplanavimo bute, kito išplanavimo, jeigu projektuojasi namą, pavyzdžiui, ir galvoji dabar, vat, baltą virtuvę ar juodą daryti, arba ten šviesias ar tamsias grindis, arba ten kaip sustumdyti ten tas pačias pertvaras arba tuos pačius baldus, ta prasme, nes daikto tai dar nėra, jisai dar nepastatytas, bet tau reikia užsakymus daryti dabar, išplanavimą daryti dabar ir užsidėti akinius tai man atrodo yra labai geras dalykas, kurį vat, skatinčiau plačiau naudoti. Labai svarbi vieta yra pasikvies žmogų apžiūrai. Man atrodo, pardavėjo toks, pirmas fundamentalus dalykas, kai jau viskas susidėlioja į vietas, kai jau supranti, kaip veikia, turi pagalvoti, kaip aš galiu pasikviesti žmogų apžiūrai. Ir tavo įkeltas vaizdo įrašas, būtų naivu tikėti, kad pakvies ten daug žmonių, bet tai turi labai daug kitų rezultatų, kurie, žinai, veikia ir kodėl dalykai prigyja ir kurie ne, tai dabar pagalvokim labai paprastai. Mes turim 7% statyboje, vertės ir 3-4 pardavime. Ir mes pardavinėjom akinius vystytojui, kuris išleidžia iš projekto ten 300 000 ir mes 5 000 norim šio, ta prasme, akiniam. Tiesiog nesusidėlioja matematika ir neprigyja, bet, kaip sakai, žmonių, kur patys savo stato namus ar ten visą kitą, ten daugiau vertės. Tenais yra šansas prigyti. Tai lygiai, man atrodo, kodėl pradėjo populiarėti tie visus, nes anksčiaugi nebuvo, net prieš 6 metus, kai pradėjau, buvom vieni pirmųjų, kurie iš vis kėlė kažką į socialinius tinklus ir dar kolegos juokdavos, kokias nesąmonės čia darai, žinai. Dabar tai tapo norma, todėl, nes viskas sukrenta į tas vietas. Ten yra daug žmonių dėmesio, žmonės perka NT, mes galime kelt. Nebūtinai nupirks, bet gal pamatys, kaip mes gražiai pardavinėjam, paruošiam viską profesionaliai ir gal mus pasamdys kaip specialistą ar ne, ir taip toliau. Tai man atrodo, kad tas brand awareness ar kiti dalykai yra daug daugiau ir mes metam tiesiog artileriją visą, kur mums atrodo, kad įdėjus X pastangų gausim daugiausiai Y, tai yra rezultato. Ir tas vietas bandom ir tiesiog susidėlioja tada jau viskas į vietas. Ačiū Laurinai, kad atėjai šiandieną. Ačiū žiūrovams ir klausytojams, kad žiūrėjo ir klausė. Užduokit klausimų ir parašykit komentarus, ką manot apie mūsų įžvalgas. Tikiu, kad bus įdomu ir susigirdėsim po 2 savaičių. Ačiū, viso gero. Ačiū. Iki.